Trečioji. Kultūrinių kelionių kryptis – meno spalvos. Čia kryžiuojasi vaizduojamojo meno, muzikos, teatro ir kino keliai, kurie tarsi apjuosia visą puokštę renginių. Miesto parke atsiveriančią muzikos oazę su gyvosios muzikos koncertais, skulptorių, dailininkų plenerus, tarptautinius chorų ir teatro festivalius, šventę koncertą ant Kauno marių bangų, klasikinės muzikos ir džiazo koncertus medinėje Žiežmarių sinagogoje. O dabar dėmesio. Kultūros sostinės metų ašis, 4 dienų festivalis, kas čia daros? Į šį klausimą taikliausiai atsakys unikalus ir analogų šalyje neturintis kadrilių čempionatas. Muzikos gausa, raitų riterių turnyras Hašaidaro tauriai laimėti bei gausybė akims, ausims ir širdžiai mielų renginių. Meno spalvų krypties kelionės tai galimybė ne tik matyti, girdėti, jausti, bet ir patiems drąsiai įsijungti į įvairias veiklas, kurios padės iš arčiau pažinti kaišiadorietišką dvasią ir suteiks malonių staigmenų.